Pirmam kėlinį Šiaulių jaunimas su jumis žaidė kaip lygus su lygiais, netgi pelnė kėlinio pabaigoje įvartį. Antram kėlinį įrodėt savo pranašumą. Kaip manai, kuom jūsų komanda šiandien buvo stipresnė tam antram kėlinį? Pirmam kėlinį mes neišėjom nesusikoncentravę, bet po pirmo kėlinio nuo trenerio gavom velnių ir pradėjom žaisti savo žaidimą. To pasakoje ir krito 5 įvarčiai antrame kėlinyje. Man atrodo, man jaunimas pasėdo kažkaip. Mes vis tiek esame patyrusi komanda. Būtent tai, kaip gali įvertinti šitą Šiaulių komandos jaunatvišką komandą? Atvyko šiandien kartą ne pagrindinės sudėtis, tačiau kaip atrodo jaunimas? Nu, nežinau, kodėl taip Šiaulių vadai nusprendė atvežti jaunimą į Narvą, bet šiandien mūsų reikalas. Kaip vertinti, kaip komanda, kaip perspektyvų žaidėjų? Yra neblogų perspektyvų žaidėjų. Manyčiau, jie papildys ir pagrindinę Šiaulių komandą. Kaip pačiam sekasi Estijoje žaisti? Visai neblogai. Sekasi. Plačiau galbūt šiek tiek? Niekada plačiau, kažkaip plačiau. Na, sekasi normaliai. Treneris pasitikė manim. Aš biškį randu kalbą su savo komandos draugais ir neblogi rezultatai kartais gaunasi.